Net nebejoju, kad šis įrašas triggerins, o galbūt net įžeis kai kurių kanalo klausytojų jausmus, bet atėjo laikas pasidalinti mintimis apie vieną populiariausių paskutinio dešimtmečio psichologinių operacijų, taip vadinamą Q fenomeną. Prieš pradedant, noriu patikinti, kad šiuo vaizdo įrašu nesiekiu paneigti, kad pogrindyje ar privačiose salose nevyksta niekšiški nusikaltimai prieš žmones. Akivaizdu, kad šiame pasaulyje vyrauja tamsos pajėgos, kurios užsiiminėja labai žiauriais nusikaltimais. Tai nėra ataka prieš tuos, kurie dalinasi naujienomis ir nagrinėja pasaulio įvykius, susijusius su įvairiais sąmokslais, jų teorijom ir naratyvomis pasaulio scenoje. Aš gerbiu visus, kurie investuoja savo brangų laiką tam, kad apšviestų ir padėtų atsibusti kitiems. Bet kaip matysite iš medžiagos pateiktos šiame video, nėra viskas taip paprasta, kaip atrodo iš pirmo žvilgsnio. Didysis žmonijos priešas, kuris orkestruoja šį planą, yra kur kas išmanesnis, nei mums atrodo, ir jis visada yra bent keliais žingsniais priekyje, nei kolektyvinė visuomenė. Jo ėjimai yra kruopščiai apgalvoti. Nesiekiu nieko įtikinti ar įtakoti kažkieno nuomonės. Tiesiog apibendrinsiu keletą faktų, o išvadas darykitės patys. Psichologinė operacija, kitaip dar žinoma angliškų trumpiniu PSYOP, tai yra šalies vyriausybės, žvalgybos tarnybos, nevyriausybinės organizacijos, NGO, arba tiesiog idėjų kalvės, angliškai think tank, grupuotės organizuojama veikla, turinti savo unikalius motyvus, kuriais siekiama perduoti informaciją tam tikrai pasirinktai žmonių grupiai, siekiant paveikti jų suvokimą, suklaidinti, įtakoti ar nusverti nuomonę į vieną ar kitą pusę. Tai iš esmės yra sąmonės kontrolės forma, manipuliavimas mintimis, emocijomis, elgesiu ir bet kokiais kitais būdais siekiant plėtoti konkrečią ideologiją. Tai tarsi strateginė šachmatų partija, kurios tikslas ne tik užimti lentą iškertant priešininko figūrėlės, bet tuo pačiu ir valdyti oponento protą. Tai yra nesibaigiantis idėjų mūšis, siekiant uždominuoti proto rinką. Atminkite, tas, kas valdo žmogaus suvokimą, tas valdo jo pasaulį. 6 pagrindiniai psichologinių operacijų tikslai yra: 1. Dezinformacija, tai yra faktų ir naratyvų manipuliavimo menas, siekiant kontroliuoti suvokimą ir supainioti opoziciją. 2. Propaganda, tai yra strateginis idėjų, pažiūrų ir politinių teorijų skleidimas, kuriuo siekiama įtakoti nuomonę ir užtikrinti atsidavimą bei ištikimybę. 3. Demoralizacija, tai dorovės ir moralės smukimas, tarsi abejonių sėkla, kuri augdama vis labiau verčia mus kvestionuoti savo sugebėjimais, saviverte ar net pamatiniais įsitikinimais. 4. Kontrapropaganda, tai komunikacijos forma, kurią sudaro pranešimai priešingi propagandai. Jie siekiama išgelbėti tiesą iš apgaulės gniaužtų. Tai tarsi budrus sarginis šuo, kuris atstato tiesą ir parodo aiškumo kelią pasaulyje, aptemusiame nuo dezinformacijos. 5. Įtakos ir elgesio modifikacija. Tai lyg maestro, valdantis mūsų pasirinkimus, bandantis įtikinti mus priimti naujus elgesio šablonus ir įsitikinimus, dažnai su skaudžiomis pasekmėmis. Ir 6. Skaldymas ir dalymas. Nesenstanti strategija, kuri lyg aukščiausios klasės virėjas, įmesdamas į savo patiekalą vieną ar kitą prieskonį, gali lengvai paversti draugus į priešus. Supriešinti žmonės sutelkia dėmesį į kovą vienas su kitu, pamirždami apie vienybėje slypinčią galią. Q arba dar kitaip žinomas kaip QAnon, tai taip vadinamo tolimojo dešiniojo sparno, far right, politinis judėjimas, kuris paplito 2017 metais ir kurio centrinė idėja yra tai, kad nežinomi asmenys pasivadinę kaip Q, kurių dalį sudaro žvalgybos operatyvininkai, infiltravo Amerikos politiką ir kariuomenę su tikslu atsiimti kontrolę iš satanistinio kabalo korumpuotų politikų ir elito atstovų, atskleidžiant žiaurius jų nusikaltimus prieš žmoniją. Vienintelis jų komunikacijų su visuomenė būdas – tai anonimiškos, kriptiškos žinutės, kitaip dar žinomos kaip trupinėliai, kurios atsirasdavo interneto lentose. Centrinę rolę šioje išsigelbėjimo misijoje vaidino Niujorko verslininkas ir buvęs realybės šou žvaigždė Donaldas Trumpas, kuris 2016 m. prezidento rinkimuose nugalėjo Cobra Hillary Clinton.
Jeigu bus išrinktas, Donaldas Trumpas savo kampanijos metu prižadėjo nusiurbti Vašingtono pelkę. Nepaisant to, kad pats Donaldas jau daugiau nei 30 mečius yra žinomas kaip elito veikėjas, jo prezidentūra susilaukė didelio pasaulinio palaikymo, o staiga pasirodęs Q fenomenas ženkliai sustiprino jo kaip šalies lyderio palaikymą ir daugelis amerikiečių pradėjo tikėti, kad jis yra būtent tas žmogus, kuris pažabos ilgus dešimtmečius valdančią korumpuotą Vašingtono politikų mafiją. Q pranešimai skatino pasitikėti planu ir sekti kriptiškas žinutes, kurios po truputį atskleidinėja šalies išvadavimo planą. Ši operacija yra ilgų psichologinių studijų ir analizių rezultatas. Akivaizdu, kad tie, kurie jas planuoja, puikiai supranta žmogaus psichologiją ir žino, kad šiuolaikinio žmogaus prigimtis yra bėgti nuo atsakomybės. Todėl pasitikėjimas planu jiems leidžia atsipalaiduoti, iškelti kojas ir nedaryti nieko, kol kažkas kitas kovoja dėl jų laisvių ir teisių. Genialus ėjimas. Joks kitas JAV prezidentas, nebent išskyrus patį Johną Kennedy, neturėjo tokio didelio piliečių palaikymo. Ir kaip meistriškai jis atliko savo vaidmenį, triuškindamas savo varžovus, išsityčiodamas iš žurnalistų ir ne tik susidorodamas su bet kokia kontroversija, bet ir pasukdamas ją savo naudai. Tenka pripažinti, kad Donaldas Trumpas yra aukščiausio lygio aktorius, turintis neeilinę asmenybę ir sugebėjimus. Jis tapo Amerikos patriotų herojumi, nes jo prezidentavimo metu buvo atstatyta ekonomika, nedarbingumo procentas šalyje buvo vienas žemiausių, akcijų rinka užkopė į naujas aukštumas, buvo sustiprinti emigracijos reikalavimai, pradėta statyti žadėtą sieną tarp JAV ir Meksikos, sumažinti mokesčiai, įvesta daug naujų reformų, kurios pakėlė gyvenimo lygį šalyje. Klestinti Ameriką dar labiau sutvirtino jo viešą įvaizdį ir Amerikos patriotai pradėjo garbinti šį žmogų, sekdami kiekvieną jo veiksmą ir tikėdami kiekvieno jo žodžiu. Bet tie, kurie aklai nepasidavė į šį politinį kultą ir išlaikė savo kritinį mąstymą, pirštais rodė į akivaizdžias su Trumpu susijusias anomalijas. Pavyzdžiui, kad jo dukra Ivanka yra ištekinta už sionisto Jaredo Kushnerio ir yra priėmusi jo religiją – judaizmą. Donaldas Trumpas susiejo save su didžiausiu žmonijos parazitu – sionizmu. Dar jo verslininko karjeros metu jį nekartą viešai endorsino ir rėmė kiti žymūs sionistai. Negana to, savo prezidento kadencijos metu jis ženkliai sustiprino ryšius su Izraeliu. Prasidėjus C-19 įvykiui, tai būtent Trumpas padėjo įgyvendinti didžiosios farmacijos šlapę sapną, įvesti naujų genetinės modifikacijos injekcijų programą ir sėkmingai suleisti šiuos nuodus 10 milijonų Amerikos gyventojų. Daugelis jo palaikytojų nežino, kad didysis Trumpo politinės kampanijos šūkis MAGA – Make America Great Again, reiškintis padaryti Ameriką vėl didžią, kurį rituališkai kartojo ir demonstravo amerikiečiai, iš tiesų kilęs iš satanizmo, kuriame, kaip ir daugelį draugijos grupuočių, egzistuoja tam tikra hierarchija. Aukščiausias 5 šėtono bažnyčios laipsnis suteikia nariui titulą MAGA arba Magis. Ryšys su nuteistu seksualiniu tvirkintoju ir prekiautoju vaikais Jeffrey Epsteinu. Šie du elito atstovai buvo pažįstami daugelį metų ir 8 bei 9 dešimtmečio laikais jie buvo gerai žinomi New Yorko ir Palm Beacho vakarėlių scenose. Trumpas netgi yra viešai užsiminęs, kad Epsteinas yra geras vyrukas ir tęsiai sakydamas, su juo būti yra labai smagu. Sakoma, kad jam, kaip ir man, patinka gražios moterys ir daugelis jų yra jaunos. Trumpas taip pat yra įrašytas į Lolita Express skrydžių į Epsteino salą sąrašą, kurioje, kaip manoma, politikai ir elito atstovai tariamai tvirkino mažamečius. Ir tai tik keletas faktų, kuriuos ignoruoja Trumpo garbintojai. Aš nesakau, kad jis yra susitepęs ar prisidirbęs, bet šių akivaizdžių faktų negalime ignoruoti. Šis žmogus yra glaudžiai susijęs su tais pačiais žmonėmis, prieš kuriuos jis tariamai priešinasi. Žvelgiant į Donaldo Trumpo gyvenimo istoriją, susidaro vaizdas, kad šis individas jau nuo ankstyvos karjeros buvo ruošiamas vieną dieną tapti šalies lyderiu. Šiandien yra akivaizdu, kad šis žmogus elito naratyvoje vaidina labai svarbų vaidmenį. Jis yra elito koziris, ką būtent tai reiškia jo pavardė Trump. Nors tiesa, tai iš tikrųjų nėra tikroji jo šeimos pavardė. Pagrindinis Donaldo Trumpo ir Q psichologinės operacijos tikslas buvo Amerikoje įvesti patriotų pacifikacijos programą.
Q žinutės, ypač tos, kurios išsipildė, buvo skirtos įvilioti patiklius, laisvę mylinčius Amerikos patriotus į spąstus, juos numalšinti ir neutralizuoti. Pagalvokite logiškai, būtų gana kvaila manyti, kad tikra žvalgybos operacija imtųsi viešinti visuomeniai, o tame tarpe ir savo priešui, savo turimus duomenis ir planuojamus veiksmus. Kadangi žiniasklaida atakavo kiekvieną Trumpo veiksmą ir pasisakymą, jam nebuvo sunku užsitarnauti žmonių palaikymą. Tai yra išradinga atvirkštinės psichologijos taktika, kuri suveikė tobulai. Naratyva buvo atitverta į dvi stovyklas – baltosios kepurės ir juodosios kepurės. Ši poliarizacija yra instruktyvi psichologinės operacijos programos dalis, kuri padėjo elitui atskirti tai, kuo visuomenė tiki, nuo to, kuo netiki. Surinkti duomenys buvo perduoti idėjų kalvės, think tank, grupuotėms, kad būtų galima apdoroti surinktą informaciją ir nuspręsti, kaip paversti sekančią plano dalį dar labiau įtikinančią. Kad operacija būtų sėkminga ir tikroviška, naratyva buvo suskystinta įmaišant įvairius priešiškumo elementus, kurių puikūs pavyzdžiai yra Black Lives Matter judėjimas, Epšteino žygdarbių ir teismo procesas, Antifa grupuotės atakos, sausio 6 žygių į Kapitolijų įvykis, Amerikos ir Meksikos sienos problemos. Visa tai įvyko vos 1 metų bėgyje. Galiu pateikti ir daugiau pavyzdžių, kaip elitas sėkmingai apmulkino patriotus ir kitus save vadinačius atsibudusiais. Pavyzdžiui, netikra istorija, kad JAV kariuomenės pajėgos sprogdina požeminius tunelius, kad išgelbėtų vaikus iš prekybos žmonėmis. Arba didieji vilkikų karavanų protestai, kurie buvo tik uždanga normalizuoti didelius kiekius vilkikų vienoje vietoje, gabenančius darbo jėgą ir medžiagas į gilius požeminius tunelius, kuriuose elitas jau ilgą laiką plėtoja infrastruktūrą ir ruošiasi tikrajam 2040 metų perkrovimui. Ir dar daug kitų pavyzdžių, tokių kaip žadėta kvantinė finansinė sistema, medicininės lovos pagydančios visas ligas, galaktinė federacija, visa tai tik pasakos patikliems ir nesugebantiems kritiškai mąstyti individams. Įvairios spalvingos internetinės asmenybės pradėjo dygti kaip grybai po lietaus, kurie padėjo stumti Trumpo ir Q traukinį į priekį ir kiekvieną dieną pumpavo vilties lūkesčius šiems patikliems žmonėms. Verta paminėti keletą populiariausių – Charlie Ward, Simon Parkes, Juan O'Savin, Mel K, X22 Report ir taip toliau. Kažkas su giliomis kišenėmis turėjo visą tai finansuoti, nes dalis tokių kanalų buvo akivaizdžiai nupirkti ir jojo ant kiekvieno naratyvos posūkio. Kiti tiesiog patiklų žmonės, kurie norėjo turėti viltį, jog visas šis spektaklis turi gerą pabaigą. Tik jokiais būdais nepagalvokite, kad visą tai sakydamas atakuoju Varliną ar menkinu jo darbą. Su Varlinu esame kalbėję ne kartą ir aš tikiu, kad jis savo veiklą užsiima nuoširdžiai ir daro tai iš pašaukimo. Jo požiūris ir tikėjimas yra ne mano reikalas. Nesu linkęs teisti ar kritikuoti kitų kūrėjų darbo ir gerbiu kiekvieną žmogų, kuris užsiima unikalia kūryba. Jeigu jūs esate tas žmogus, kuris patikėjo Q pranašystėmis ir palaikėte Donaldą Trumpą, tuomet nesigraužkite. Aš galiu drąsiai prisipažinti, kad pats kuriam laikui buvau papuolęs į šiuos spąstus ir tikėjau Donaldo Trumpo pažadais. Tuo metu aš vis dar buvau polarizacijos subjektų, rinkausi atstovauti vieną ar kitą stovyklą, bandžiau įtikinėti aplinkinius, viešai reiškiau savo nuomonės ir mačiau viską kaip plano dalį. Bet po kiek laiko susivokiau, kad visa tai yra tik elito naratyvos dalis ir egzistuoja kur kas didesnis paveikslas, kuriame visa ši operacija yra tik lašas jūroje. Todėl neteisiu ir nekaltinu nei vieno žmogaus, kuris papuolė į šiuos spąstus. Galų gale, visa tai turėjo ir pozityvų efektą, nes padėjo atbudinti dar daugiau pasaulio žmonių, kurie praregėjo ir suprato, kad šis karas iš tikrųjų yra dvasinis karas, kuriame kiekvienas iš mūsų turime savo vaidmenį. Gal jums ir netrodo, kad vyksta karas, bet galiu jūs patikinti, kad tie padarai, kurie manipuliuoja mūsų suvokimu ir žūtbūt stengiasi mūsų valdyti lyg kokią galvijų bandą, mus mato kaip priešą. Na, o tiems, kurie tiki iliuziją, jog Donaldas Trumpas vis dar slapta eina prezidento pareigas ir kad Amerikos kariuomenė laukia jo nurodymo įsiveržti į politikų ir elito atstovų rezidencijas, suimti juos ir nugabenti į Gvantanamo įlankos kalėjimą, kur jiems bus įvykdyta egzekucija, šiuo vaizdo įrašu noriu atkreipti dėmesį į faktus ir padėti išlysti iš to klampaus negatyvinio programavimo požemio. Papulti į neteisingą paradigmą yra viena, bet laikytis jos įsikibus, kuomet faktai rodo visai kas kita,
jau yra panašiau į sektą. Kiekvienas iš mūsų savo asmeninėje kelionėje anksčiau ar vėliau prieiname tašką, kuriame privalome atsižvelgti į faktus, pasamprotauti ir užduoti savo klausimą, ar man yra meluojama. Jeigu Donaldas Trumpas vis dar eina JAV prezidento pareigas ir kontroliuoja kariuomenę, tuomet jis yra tikriausias šalies išdavikas, nes jis leido globalistams ir Nancy Pelosi iš Amerikos mokesčių mokėtojų stimulo paketais nugręžti trilijonus dolerių. Trumpas leido JAV kariuomeniai palikti milijardų dolerių vertės karinio kalibro įrangą užsienio valstybėje. Trumpas leido surengti karinę Rusijos infrastruktūros atakos operaciją, kuri buvo nukreipta į Rusijos naftos produkcijos galimybės. Bet jūs apie tai gal net negirdėjote, nes žiniasklaida tuo metu buvo per daug užsiėmusi skleisdama propagandą apie tariamą Rusijos ir Ukrainos karą. Visi šie išvardinti dalykai yra šalies išdavystės aktai. Ir galų gale visai nesvarbu, ar tai daro šešėlinis prezidentas, ar nukaršęs senolis, kuriam keliskart per dieną reikia pakeisti pampersą. Prezidento pasikeitimas buvo reikalingas tam, kad išlaikyti Trumpo reputaciją ir gerą vardą. Jie negalėjo atlikti šių veiksmų, kol už šalies vairo stovi žmonių herojus. Donaldas Trumpas niekaip nebūtų galėjęs pateisinti tokių veiksmų. Aišku kaip diena, kad nors Donaldas Trumpas ir nebeina prezidento pareigų, jis vis dar išlieka aktyvus veikėjas politiniuose procesuose. Taip yra todėl, kad jis dar iki galo neįvykdė pagrindinio savo vaidmens šioje naratyvos atkarpoje. Vaidmens, kuriam jis buvo ruošiamas visą savo karjerą. Tas vaidmuo tik dabar pradeda aiškėti. Manau, kad ateityje jis dar sugrįš į politiką, tik jo sugrįžimas nebus toks, kokio tikėjosi jo rėmėjai. Žmonės pagaliau supras, kokią kainą jiems kainuos šūkis pasitikėk planu, arba kur einame vienas, ten einame visi. Visos šios operacijos ir strategijos nėra nieko naujo. Bolševikai dar prieš 100 metų sėkmingai naudojo psichologinės operacijas ir kontroliuojamos opozicijos strategiją. Jeigu norite daugiau sužinoti, pasidomėkite kontržvalgybos operaciją pavadinimu Trusto operacija, angliškai Operation Trust. Pasidalinsiu viena iš galimų scenarijų prognozę, kuriame Donaldas Trumpas gali suvaidinti svarbų vaidmenį. Jis panaudos savo įtaką ir statusą, kad suvienytų ir sustiprintų dešiniųjų krikščionių konservatorių pajėgas, kurie Trumpą mato kaip dievą. Tos pajėgos sukurs kur kas žiauresnę atmosferą šalyje, nei tai buvo liberalų dominavimo metais, kurie jau eina į pabaigą. Šie metai taip pat yra rinkiminiai metai. Atminkite, kad 2024 pažymi dar vieną svarbų naratyvos posūkį. Bus atvertas antrasis apokalipsės pranašystės antspaudas. Pirmasis antspaudas jau buvo atvertas 2020 metais, kurį pažymėjo C19 pandemija. Ir žinant, kad elitas seka kas 4 metų olimpinį kalendorių, galima tikėtis dar vieno galingo įvykio, kuris nuaidės per visą pasaulį ir atkreips daugelio gyventojų dėmesį. Nesutapimas ir kad būtent šiais metais Paryžiuje vyks vasaros olimpinės žaidynės, kurių atidarymo ir uždarymo ceremonijų ritualuose neabejotinai bus transliuojamos elito žinutės. Didysis įvykis, apie kurį kalbu, tai bus įsiplieskęs konfliktas tarp krikščionių ir musulmonų, kuriam jau yra pilnai pasiruošta ir kurio apraiškas jau matome Izraelio ir Gazos nesutarimuose. Matome, kaip visame pasaulyje kyla antisemitizmas. Matome, kaip Amerikoje atgimsta krikščionybė. Visa tai, kas vyksta, yra kruopščiai suplanuota. Atkreipkite dėmesį į daugybę Europos šalių, į kurias per paskutinius 10-15 metų išvien plūsta 5 kolonos finansuojami musulmonai. Didžioji dalis tokių atvykėlių yra kovinio amžiaus vyrai, o ne moterys, vaikai ar senoliai. Scena jau yra paruošta. Visi aktoriai jau yra savo vietose. Beliko tik sulaukti laiko, kuomet bus įžiebtas pirmasis konflikto židinys, duosinti žalią šviesą kruvinų įvykių virtiniai. Į šį konfliktą nebejotinai įsikiš ir kitos šalys su savo karo pajėgom. Nenustebčiau, jeigu pasaulio šalių lyderiai vėl pradėtų elgtis sinchroniškai ir įvedinėti apribojimus, karantinus, saviizoliacijas ir kitas priemonės. Žinant, koks didelis spektaklis buvo įsuktas vos prieš 4 metus, galima tikėtis to paties ir dar daugiau. Visiems save laikantiems atsibudusiais tai bus dar vienas sielos išbandymas, kurio metu kiekvienas iš jūsų turėsite galimybę įrodyti savo ir kūrėjui savo įsitikinimų ir veiksmų vientisumą ir tuo dar labiau sustiprinti savo dvasinį stuburą. Todėl būsiu pirmasis, kuris nori jūs perspėti, kad prasidėjus šiems įvykiams nepultumėte į paniką ar baimę, o švęstumėte tai ir išnaudotumėte šią galimybę augti. Atminkite, kad baimė paverčia jūs dalyviais.
Tai, kas nutiko per paskutinius 4 metus, pakeitė šį pasaulį negrįžtamai. Ir mes visi buvome tų įvykių liudininkais. Ateinančių įvykių lavina – tai dar vienas arogantiškas elito bandymas pademonstruoti savo dominaciją virš pasaulio populiacijos. Ir vienintelis dalykas, padėsintis mums išsilaisvinti ir apsisaugoti nuo grėsiančių įvykių, tai suvokimas, kad mes neprivalome būti šio žaidimo dalyviais. Iš viso to yra išeitis. Mes bet kada turime pasirinkimą persijungti iš kolektyvo ir sutelkti dėmesį į savo asmeninę realybę, kurios valdytojai esame tik mes patys. Tai ir yra didžioji šių pranašystės anspaudų atvėrimo žinutė. Jie skirti padėti mums atsibusti ir prisiminti, kad mūsų vidinė galia yra daug stipresnė nei bet kas gali mums nutikti. Ir tai tik mes patys, o ne kas kitas, sprendžiame savo likimą. Nenoriu būti tas, kuris sudaužo jūsų viltis į šipulius, bet politikoje nėra geriečių. Tie laikai jau senai baigėsi. Nesvarbu, ar kandidatas gauna daugiau laiko eteryje, ar yra menkinamas, visi jie yra ant scenos tam, kad atliktų savo vaidmenį teatro pjesėje. Nuoširdiems ir geranoriškiems kandidatams durys į sceną visuomet bus užvertos. Jeigu kas nors užima galios poziciją ir jiems yra suteiktas autoritetas, tai beveik garantuotai jis arba ji sėdi kažkieno kišenėje ir atlieka jiems paskirtą vaidmenį. Visas šis spektaklis yra vienas didelis šou, skirtas tik tai jums, mielieji. Kas kartą įsijungus televizorių ar radiją, skaitant žiniasklaidos portalus, jie jums rodo vidurinį pirštą. Dėl Dievo meilės, trumpam pamirškite užsienio politiką ir pažiūrėkite į Lietuvos politikus. Apgailėtina. Norite pasakyti, kad šie nuskurėliai tai yra geriausia, ką mes turime? Norite pasakyti, kad Lietuvoje nėra šviesių, protingų ir kompetentingų lyderių, kurie galėtų vesti šią šalį ir išnaudoti turimus resursus visuomenės labui? Visas šis spektaklis yra tyčia taip suorganizuotas, kad žmogus prarastų viltį ir pasiduotų į negatyvą. Jeigu jiems pavyko jūs įtikinti, kad šie padarai turi kokią nors valdančiąją ar sprendžiamąją galią, tuomet jie gali jūs įtikinti bet kuo. Priminsiu, kad šešėlinės valdžios naudoja 2 pagrindinius visuomenės valdymo būdus, kurie yra itin akivaizdūs. Tai yra apgaulė, kuri nuolatos laiko subjektus pasimetusiais, ir chaosas, kuris įveda tvarką tarp pasimetusių subjektų. Žymusis posakis order out of chaos, tvarka kilusi iš chaoso. Ir čia nereikia bėgti budinti kitų, nes ne tam yra skirtas šis video. Yra toks senas posakis, gali arklį atvesti prie vandens, bet nepriversi jo gerti. Šiuo video tiesiog noriu perduoti žinutę tiems, kurie turi ausis. Kvestionuokite viską, mylėjai. Nesvarbu, ar sistema transliuoja viliojančius dalykus, ar dalykus, kurie atrodytų visiškai absurdiški. Jeigu žiniasklaidoje pamatėte reportažą, kad sniego žmogus balotiruojasi į prezidento postą, dar nereiškia, kad reikia bėgti už jį balsuoti. Kiekvienas iš mūsų šiuo metu turėtume skirti savo energiją ir dėmesį ne kažkokiems naratyvos posūkiams ar žiniasklaidai, o savo asmeninės realybės kūrybai. Nesvarbu, kas vyktų pasaulio scenoje, tai yra tik teatras ir visada egzistuoja išeitis tiems, kurie turi dvasinį ryšį su šaltiniu. Žmogus, kuris suvokia, kad visas šis konstruktas yra tik tai holografinė simulacija paremtas žaidimas, žino, kad vienintelis, kas čia yra tikra, tai yra jo dvasia, jo siela, jo asmenybė. Kuomet mes pasitikime kūrėju ir suprantame, kad tikrasis aš nėra šio fizinio pasaulio dalis, tuomet galime aktyvuoti tą dvasinę galią, kuri yra bet kuriuo metu prieinama kiekvienam iš mūsų. Tai padaryti galima susiderinus savo intuiciją, vaizduotę bei empatiją. Tikėkite, kad kūrėjas jums visada sukurs realybės tunelį, kuriame jūs būsite laisvi ir saugūs. Atminkite, kad ši simuliacija yra minties konstruktas, todėl vien mintis, jog egzistuoja pasipriešinimas, iš karto sukuria pasipriešinimą. Jeigu esame santykėje su kūrėju, tuomet turime suprasti, kad bet kokių sveikų santykių pagrindas yra pasitikėjimas. Ir jeigu mūsų veiksmai ir būsenos neatspindi visiško pasitikėjimo kūrėjo gebėjimo mus sergėti, tuomet mes esame pasmerkti nuolatos išgyventi patirtis, kurios mus ir toliau mokys to pasitikėjimo. Deja, daugelis tų pamokų taip niekada ir neišmoksta, todėl yra beviltiškai paskendę negatyvinėme programavime. Ir vietoje to, kad gyventų gausoje, gyvena nepritekliuje. Vietoje to, kad gyventų pilnatvėje, gyvena atskirtyje. Vietoje to, kad jaustųsi įgalinti, renkasi būti auka.
Šioje realybėje viskas yra susiję, todėl neegzistuoja jokios ribos išskyrus tas, kurias jūs patys susikūrėte. Jūsų galia bus dar labiau padidinta, jeigu pademonstruosite kantrybę ir pasitikėjimą kūrėju, žinodami, kad savo mintimis jūs galite akimirksniu pakreipti įvykio aplinkybės norimą linkme. Nuolatinis pozityvus mąstymas leis jūsų mintims nušviesti jūsų realybę, vis labiau ją traukdamas tuos dalykus, kuriuos tikitės patirti savo gyvenime. Ir kuomet jūsų kasdieninis elgesys atspindės šias mintis, tai, ko norite, pradės reikštis jūsų gyvenime. Mano pasiūlymas – tai būti visiškai laisviems ir nepriklausomiems, eiti per gyvenimą iškėlus galvą, pasitikint savimi ir kūrėju, neleisti baimiai ir nerimui valdyti jūsų, žinoti, kad jūsų galutinis tikslas yra užtikrintas, todėl ir kiekvienas laiptelis to tikslo link taip pat yra užtikrintas. Ir nesvarbu, ar realybėje pasireiškia sinchronai, kurie patvirtina, jog einate tinkama kryptimi, ar priešiškos situacijos, kurios jūs moko dar labiau paleisti prisirišimus prie šios realybės matricos, visa tai leidžia dar labiau sutvirtinti dvasinį stuburą. To, ką mes žinome, iš mūsų negali atimti niekas. Jie gali bandyti manipuliuoti, bauginti, gąsdinti ir kitomis priemonėmis bandyti priversti priimti tam tikrus realybės šablonus, bet mūsų siela yra tyra ir mūsų misija šiame įsikūnyme yra aiški. Todėl kol seksime savo intuiciją, vadovausime širdimi ir atliksime savo tarnystę šioje žemėje, tol žinokime, kad net ir patys žiauriausi kataklizmai žemėje neįtakos mūsų, nes kūrėjas niekada neleis savo kūriniams kentėti. To jums ir linkiu, mylieji. Dėkoju, kad žiūrėjote. Jeigu rezonuojate su šia informacija, kviečiu prisidėti ir paremti kanalą Patreon platformoje, tampant bendruomenės nariu. Ten rasite ir daugiau panašaus turinio, kurio neviešinu niekur kitur. Nuorodą rasite prašyme po šiuo video. Taip pat savanaudiškai tikiuosi, kad pasidalinsite šiuo video įrašu savo socialiniuose tinkluose, padėdami atsibusti kitiems, savo rate esantiems žmonėms. Kviečiu prisijungti į mano Telegram kanalą, kur galėsite rasti daugiau informacijos apie mano veiklą, konsultacijas, renginius ir dar daug kitų nuostabių dalykų, kuriuos esu paruošęs jums netolimoje ateityje. Pabaigai noriu priminti, kad išsivadavimas iš bet kokių aplinkybių egzistuoja tik tai per saviugdą ir dvasingumą. Todėl esame čia visų pirmiausia tam, kad pažintume save. Nes tik pažinę save galėsime atrakinti beribės galimybės laisvai judėti šioje nuostabioje galimybių erdvėje, kurią vadiname pasauliu. Dėkoju Jums, siunčiu daug meilės ir atsisveikinu iki kito karto.